Sveiki visi, mėly žmonės. Senai nesikreipiau jūs, norėjau įrašyti video. Tai va, papasakosiu, ką už jūsų suaukotas lėšas esu padaręs. Įstačiau dušę, naują kraną visiškai. Taip pat įstačiau savo kambaryje spyną naują su rankenom, nes jau nebeveikia. Duše kranas taip pat jau buvo visiškai per šonus bėgo, viskas blogai. Tai va, norėjau atsiskaityti šiek tiek, bent jau nežinau, tikėsit, netikėsit, bet, pasako kaip yra. Ir širdžiai, ką aš be jūsų daryčiau, visiems labai dėkingas, be galo, tikrai dėkingas, kad aukojat, kad padedat lauką man išeiti, taip pat pasisamdžiau vairuotoją, padėjo, nuvežė, pabuvau gamtoje. Tai kaip matėte iš mano Facebook'o nuotraukose. Tai labai visiems dėkoju širdingai, nuoširdžiai. Labai prašau, kas gali, čia matau viskas sustoja, kažkodėl nieks nenori paaukoti. Dauguma žmonių rašo, kad kam tau reikia iki slaugos namus, ką tu čia gilini, negaliu žmonės, taip toliau, daug neigiamų atsiliepimų gaunu. Tai va, nežinau, ką su to daryti, nesgi net neverda galvoje, iš tikrųjų. Tai va, bet, stengiuosi. Bandau gyventi, kvepuoju optimizmu. Tikiuosi ir jūs, kas matot šitą video, kam yra sunku. Niekada nenuleiskit rankų, nenuleiskit galvos. Kaip bebūtų sunku, svarbu daryti, kreiptis, prašyti. Vienas žmogus yra niekas, mes visi esame žmonės. Kas supras, tas padės. Turėsiu kreiptis, nenuleis galvos, neprarasti vilties. Tai va, taip pat kreipiuosi ir į tos žmonės, kuriem yra sunku. Kreipkitės, darykit kažką, galvokit, mąstykit savo galvą, neklausykit kitų. Neišeis, nieko neprarasit. Gyvensit taip, kaip gyvenat. Aš stengiuosi. Kažkiek gaunas, kažkiek nesigauna. Tai va, visiems širdingas ačiū. Tas, kas padeda, kas keikia, labai gaila. Atsiprašau jūsų, jeigu jūs galvojat, kad aš kažkoks blogietis. Tai va tiek. Visiems didelis dėkui. Kuo gražiausios kloties. Ir sėkmės. Ačiū.